Radė. Toliau pratęsim skaityti Šrimad Bhagavatam Mahatmę. Ir aną kartą mes baigėm 5 skyrių. Ir šį kartą mes skaitysime jau paskutinį skyrių. 6 skyrių, kuris vadinasi Saptaha Jagijos procesas. Tai yra 7 dienų Šrimad Bhagavatam atpasakojimo procesas. Čia Kumarai aiškina Narada Muniui, kaip atpasakot Šrimad Bhagavatam, kaip tą jagią padaryti. Mes tą dalį praleisime. Dangi čia labai specifinė informacija ir galbūt, sakykime, nėra aktuali mums. Mes jų nepravedinėsim tų jagijų. Ir skaitysiu nuo tos skyriaus dalies, kur kalbame kiti dalykai. Taigi 4 kumarai tęsė, o Narada Muni mes aprašym, kaip atlikti Bhagavata Saptaha Jagiją. Taip, Šrimad Bhagavata gali išvaduoti, gali suteikti tiek Bogą ir tiek mokšą. Ko daugiau norėtum tu dar sužinoti. Tai Šrimad Bhagavatam vertėjas komentuoja, kadangi nesiskiria nuo Krišnas, tai Šrimad Bhagavatam klausimas ir deklamavimas gali suteikti tiek bhogą, tai yra materialius turtus, ir tiek išsivadavimą. Tiek dvasinius troškimus gali išpildyti ir materialius troškimus gali išpildyti. Dėl to Indijoje dažnai žmonės, kurie nori pasigerinti ten verslą, tai jie kaip pasakyti, pasamdo tą Bhagavatą Saptaha 7 dienų Bhagavatą daro. Su tokiais miksuotais motyvais, kad ir dvasiškai būtų gerai, ir materialiai. Nors tai nėra labai gerai prašyti materialių troškimų išpildymo per šitas jagijas, nes geriau prašyti bhakti. Jeigu žmogus gauna bhakti, nors lašelį iš širdį, tai ramybė ir laimė ateina iš širdį. Ko niekad neduos tau nei Ferrari, nei namai, nei gražus papuošalai. Ar vyrai ir moteris. Tai, bet tie, kas neturi to patyrimo, jie prašo. Sutago Swami pasakė, o Šaunaka. Tai pasakė 4 kumarai, padeklamavo Šrimad Bhagavatam per 1 savaitę. Tai yra pats labiausiai valantis procesas, jis panaikina nuodėmes ir sugeba suteikti pasitenkinimo jausmą, sugeba išpildyti materialius troškimus, o taip pat suteikti ir išsivadavimą. Keturi kumarai sekė visom taisyklėm ir regulom, o susirinkusiai dėmesingai klausė. Po 7 dienų Šrimad Bhagavatam deklamavimo jie pagarbino aukščiausią Dievo asmenį palei šventraščių nurodymus. Po Šrimad Bhagavatam deklamavimo Gyana, Vairagija ir Bhakti buvo atgaivinti. Čia tokia simbolika, kad dvasinis žinojimas, dvasinis atsižadėjimas ir meilė kūrėjai, reiškia, buvo atgaivinti. Atsigavo. Jie tapo jauni ir entuziastingi ir jie pritraukė visų gyvų būtybių širdis.
Gyana, Vairagya ir Bhakti pritraukia visų gyvų būtybių širdis. Čia dabar autorius labai įdomiai komentuoja, kodėl pritraukė. Dėl to, kad tie, kas klausėsi Šrimad Bhagavatam, jie gavo skonį. Bhakti, tai yra meilė Dievui, žinojimai ir atsižadėjimai. Dėl to juos ir pritraukė. Nes jeigu tu neturi skonio dvasiniam žiniom, atsižadėjimui ir bhakti, pačiai bhakti, jeigu tu neturi skonio, jie tavęs netrauks. Pasižiūrėkit, būna gatvėje eina bhaktai ir su vis tiek daug meilės įdeda, gieda šventus vardus, ar būna šventieji duoda paskaitas, kaip pasakyti, Šrimad Bhagavatam su bhakti šneka, kad ir Šilas Prabhupadas paskaitas sudėtas į YouTube. Pažiūrėkit, kiek ten peržiūrų ir po to paimkit pasižiūrėt kokią Rihanna ar Lady Gaga ar Beyoncé dainuojant ir kiek ten peržiūrų. Na. Tai reikia dar skonį turėti tai bhakti. Tai, bet Šrimad Bhagavatam klausimas duoda skonį dvasiniam meilei, žinojimui, atsižadėjimui. Narda Munis buvo visiškai paniręs į palaimą, dėl to, kad pamatė, kad jo troškimas buvo išpildytas. Jo plaukai stojo piesto ekstazėje. Taigi viskas ir prasideda nuo to, kad Narda Munis jisai juk, čia pasakyt, jo buvo problema, jisai matė, kad Gyana ir Vairagya, jie nyksta. Taip, jie yra, kaip Kali Jugoj nunykę ir kad atgaivinti, reiškia, jisai suorganizavo. Jisai ėjo klausė visų išminčių, kaip atgaivinti, kaip tą žinojimą žmonėm duot, kaip atsižadėjimą, kaip tą bhakti. Ir tada Kumara jam pasakė, kad Kali Jugoj šventas vardas iš Šrimad Bhagavatam, jie gali tai suteikti. Šita knyga yra apie tai, kaip vaistai buvo rasti Kali Jugai, kaip toks žaidimas. Ir tai yra labai labai rimti vaistai. Jeigu mes įdiegsim į švietimo įstaigas bhakti, žinias apie bhakti jogą, tai natūraliai pas vaikus prabus atsižadėjimas ir žinojimas ir paskui tai spręsis krūvas problemų. Jeigu visuomeniai mes įdiegsim šitos dalykus, irgi atsiras bhakti, diegsim, kad ir šventas vardas, taip, prasadas, Šrimad Bhagavatam knygų platinimas, ką Prabhupada atnešė. Irgi pa žmonės bus ir Gyana, ir Vairagya. Ir automatiškai sprendžiasi krūvos problemų, visos nuodėmės silpsta. Visi aferizmai, skyrybos, smurtas šeimoje, intoksikatai, azartiniai lošimai, žmogžudystės, taip toliau, viskas pradeda mažėti. Bet turi būti labai daug to. Turi būti, kaip pasakyti, kiekvieną dieną tą sankirtaną jėgę daroma. Rimtos pamokslavimo programos. Narda, kuris buvo labai brangus, kuris yra labai brangus viešpačiui, prakalbo kumarams, saldžiu mylinčiu balsu, suglaudęs delnus. Iš tikrųjų, aš esu labai sėkmingas, gaudamas jūsų malonę. Šiandieną aš pasiekiau Šri Hari, kuris yra visų nuodėmių išsklaidytojas, ar tas, kuris panaikina visas nuodėmes. O asketiškieji išminčiai
klausydamasis Bhagavatą, klausant Bhagavatą, yra geriausias religinis veiksmas, tai yra klausyti Šrimad Bhagavatam, nes tai darant žmogus pasiekia šį Krišną, kuris visą laiką reziduoja Golokai. Na, tai kai kalbam apie religiją, apie Sanatana Dharmą, tai yra jinai universali, čia tos pavadinimai tų religijų, tai čia išorė, realiai tai viena religija yra, taip, Sanatana Dharma, tai yra klausyti apie Kūrėją, istorijų, giedoti jo šventus vardus. Tai yra Sanatana Dharma. Ta gali daryti bet kurios religijos atstovas. Prabhupada kvietė visus, nesvarbu, ar tu ten budistas, ar krikščionis, ar dar kažkas, kartot Dievo vardus, taip, klausytis apie Dievą. Sūta Gosvamis pasakė, o Šaunaka, kai aukščiausias iš Vaišnavų Narada Munis taip kalbėjo, Šukadeva Gosvamis geriausias iš jogų apsireiškė. Jis buvo visiškai patenkintas savyje ir atrodė kaip 16-metis jaunuolis. Jis apsireiškė kaip pilnatis, kuri atneša žinių vandeninę potvinį. Mes žinom, kad mėnulis sukelia potvinį. Tai čia taip gražiai, kad kai ateina Šukadeva Gosvamis, tai jisai sukelia potvinį išminties vandeninę. Jisai dar daduot gali išminties. Jisai palaimai recitavo Šrimad Bhagavatam labai žemu balsu. Pamatė Šukadeva Gosvami, visi susirinkusiai atsistojo ir pasiūlė išaukštintą sostą. Tada Narada Munis pagarbino Šukadeva Gosvami su meile ir atsidavimu. Kada Šukadeva Gosvamis komfortiškai atsisėdo, jisai pasakė, brangus, susirinkusiai, išgirskit mano žodžius, o atsidavusiai, kurie skanauja atsidavimo tarnystės skonius. Bhagavata Purana yra subrendęs visus troškimus pildančių vedų vaisius. Ji išėjo iš mano lūpų ir jinai yra pilna nektaro. Šitas vaisius neturi nei odelės, nei viduj kaulo. Tai yra tyras nektaras. Ir jisai gali būti randamas tik tai žemėje. Dėl to, tol, kol jūs esate sąmoningi, prašau, gerkit jį vėl ir vėl. Tai mes žinom, kad Šukadeva Gosvamis perpasako Šrimad Bhagavatam, o parašė ją Vyasadeva. Taip, man Gurudevas sakė, kad Šukadeva Gosvamis realiai yra pats Krišna, tai nėra siela, tokia kaip mes. Tai nėra Tathastha Shakti. Ir kodėl sako, kad yra troškimus pildančio vedų medžio subrendęs vaisius. Dėl to, kad vedas daugumoj kalba apie materialių troškimų pildymą, apie ritualus pusdieviam. Va. Kaip išpildyti savo tuos materialius troškimus. Ir truputėlį kalba apie Krišną. Bet Bhagavata Purana yra visų vedų subrendęs šitas vaisius, dėl to, kad Bhagavata Purana išpildo ne tik materialius troškimus, bet ir dvasinius. Tai yra viską, ko tu nori, ko tu geidi. Ir greičiausiai, Kali Jugoj. Didis išminčius Vyasa parašė Mahapuraną, kuri aprašo šią Šrimad Bhagavatam, šią Mahapuraną, kurie prašo aukščiausią religijos procesą ir kuri yra laisva nuo melo.
Jie nėra jokio melo ir jokios apgaulės. Jie prašo aukščiausią realybę ir skirtą tų skaitytojų širdims, kurios yra tyros. To sako Šrimad Bhagavatam, yra Paramahamsų tyrų atsidavusiųjų literatūra. Šrimad Bhagavatam išvaduoja žmogų iš 3 kančių rūšių. Jeigu žmogus priima prieglobstį prie Šrimad Bhagavatam, nėra jokio reikalo skaityti kokį kitą šventraštį ar kažkokį tai kitą dvasinį procesą atlikti. Kada dorybinga siela nori išgirsti Šrimad Bhagavatam, Bhagavanas, tai yra Krišna, iškart apsireiškia jo širdį. Čia labai galingi posmai. Išvaduoja iš 3 rūšių kančių. Tai yra viena kančių rūšis yra, kiek aš žinau, tai yra kančia nuo kūno ir proto. Kita kančia yra sukelia kitos gyvos būtybės. Ir 3 rūšis kančia tai yra pusdievių keliamos kančios, tai yra klimatiniai dalykai. Audros, vėjai, sniegai, saulės, taip toliau. Tai yra 3 rūšių - adjatmika, atibautika, atidaivika. Jinai išvaduoja dėl to, kad žmogus, kuris randa džiaugsmą savo sieloje, jo negali takoti šitie dalykai. Nei kūnas, nei protas, nei klimatinės kažkokios sąlygos. Toliau tęsia kalbėti. Bhagavata Purana yra brangakmenis tarp Puranų ir Vaišnavų turtas. Jie prašo tyrą žinojimą, kuris yra brangus Paramahamsam, ir šviečia ir nušviečia atsižadėjimo kelią kartu su bhakti, gyana ir vairagė. Tie, kas klauso, skaito ar apmasto jos reikšmės, bus išvaduoti. Šitas nektaras nėra prieinamas rojose, Satyalokoj, Kailaše ar Vaikuntai. Dėl to, o sėkmingieji klausytojai, prašau, gerkit tai vėl ir niekados nepalikit. Niekados nesustokit. Na. Tai aišku, šlovina Šukadeva Gosvamis, Šrimad Bhagavatam. Ir čia yra įdomu tai, kad tai yra brangakmenis tarp Puranų. Jeigu jūs pamatysit, kiek yra Puranų, daug yra ir anglų kalba išleista, ir kokios ten yra apimtis, ten 100 000, posmų iš tikrųjų. Tai per visas Puranas susidaro. Yra Puranas skirtas žmonėms darybės gūnai, aistros gūnai ir tama gūnai. Įvairių Puranų yra. Vaišnavai dažniausiai studijuoja tas, kurios skirtas darybės gūnai žmonėm. Ir kai tu matai tiek daug tų knygų, natūraliai tu nori sužinoti, kuri iš jų yra svarbiausia ir aukščiausia, taip? Ir čia rašo Šrimad Bhagavatam. Nors ir kitos Puranas daug nuostabių dalykų aprašo, bet va čia šlovina Šrimad Bhagavatam. Ir netgi, kas studijuoja sanskritą ir studijuoja tas Puranas, sako, kalbėjau su vienu Bhakta, sako, Bhagavata Purana yra praktiškai išlikusi nepakitusi, vienintelė. Kitose truputėlį variacijų jau atsiradė dėka laiko, bet Šrimad Bhagavatam yra išlikus nepakitus, o dėka Vaišnavų paramparų. Tai yra ištiso nepakitus. Ir rašo, kad taip, čia jinai duoda žinojimą, kuris brangus Paramahamsam ir nušviečia, reiškia atsižadėjimo kelią.
kartu su bhakti, gyana ir vairagi. Ir čia yra komentuojama, kad atsižadėjimas be bhakti yra bevertis. Mes žinom, daug yra jogų atsižadėjusių ir labai piktų, kas biškį įsižeist gali. Be bhakti, be meilės atsižadėjimas ką sukelia? Išdidumą? O, aš koks pažengęs, aš galiu be to ir be to, aš kaip gyvenu čia be nieko. Išdidumą, kietą širdį, taip, nėra užuojautos, nėra mielaširdingumo, kieta širdis, kas biškį įsižeidžia, prakeikia. Ir jis yra nepilnas. Dėl to, kad kaip tu gali atsižadėti, jeigu tu nektaro viduje neišgyveni, tas atsižadėjimas bus silpnas. Tau kažkas pasiūlys labai rimto pasitenkinimo ir tu mesi, kaip būdavo jogom su apsarom. Mes galime atsižadėti tik tada, jeigu viduje turim kompensaciją, gaunam. Ta kompensacija turi būti labai stipri. Tu gali atsižadėti šlovės, valdžios, moterų, vyrų ir dar kažko pinigų tik tada, kai tu realiai gauni palaimą viduje iš savo ryšio su Radha Krišna. Kitu atveju tu niekaip neatsižadėsi. Dėl to rašoma, jeigu tu žengi atsižadėjimo keliu, bet jeigu pas tave nėra bhakti, tai yra meilės Dievui, tas atsižadėjimas bus nepilnas. Bet kai rašo, kad šito nektaro nėra rojose, satielokoje, kailaše ir vaikuntai, tai šitą aš negaliu pakomentuoti, reikės pasiklausti mokytoją. Nes aš girdėjau, kad aukštutinėse sistemose Šrimad Bhagavatam susideda iš daugiau dalių, netgi tokį. Šitą patikslinsiu. Suta Gosvamis pasakė, kai Šukadeva Gosvamis kalbėjo taip tarp susirinkusiai, Šri Hari apsireiškė kartu su savo palidovais kaip Prachlada, Bali Maharadža, Udava, Arjuna ir kitais. Čia rašo, kad Bhagavanas viešpats yra visur esantis ir jis apsireiškia ten, kur jo bhakti apdainuoja jo šlovę. Jis yra ir Lietuvoje, jeigu labai rimtai būtų šlovinamas, tai apsireikštų savo valia. Šį Narada tada pagarbino aukščiausią asmenį kartu su jo palidovais. Matydamas Bhagavaną, palaimui Narada Munis suteikė jam puikų sostą ir tada visi atliko kirtaną. Šri Šiva, Parvati ir Šri Brahma atėjo pasiklausyti kirtano. Prachlada, kuris yra labai greitas, groja karatalais. Udava groja simbolais. Narada Munis groja vyną, o Arjuna, kuris yra profesionalas ragose, tai yra melodijose visokiose, melodingai dainavo. Indra groja mirdangą, o kumarai šaukė Džaja, Džaja. Šį Šukadeva Gosvamis, jisai gražiai judino savo galūnės ekstatiniam transe. Ir visų viduryje, tarp visų bhakti, gyana ir vairagija šoko kaip profesionalai aktoriai. Tai matydamas Šri Hari pasakė, aš labai patenkintas šiuo Šrimad Bhagavatam atpasakojimu ir kirtanu. Visi jūs kontroliavot mane savo meilę ir atsidavimu. Dėl to jūs galit, kaip sakyt, paėmėti kontrolę mane su savo meilė ir atsidavimu. Dėl to jūs galit prašyti manęs bet kokio palaiminimo. Visi buvo labai patenkinti tai girdėdami. Ir meilės pripildytom širdim jie paprašė viešpatės. O Šri Hari, mes trokštam, kad
kur bebūtų Šrimad Bhagavatam Saptaha ir kada bebūtų ta Šrimad Bhagavatam Saptaha, tu maloningai apsireikštum kartu su savo palydovais. Šri Hari atsakė, tebūnie taip, ir tada išnyko. Po to Narada Muni nusilenkė į tą kryptimį, kurią viešpats ir jo palydovai, kaip pasakyti, iškeliavo, dingo. Jisai nusilenkė Šukadeva Gosvami ir visiems susirinkusiem šventiesiem. Visi buvo ekstazai, išgėrė Šrimad Bhagavatam nektaro ir buvo laisvi nuo iliuzijos. Tada visi susirinkusiai grįžo namo. Nu va, tai čia matom, kad buvo gauti palaiminimai. Gauti palaiminimai, kad kur bebūtų Šrimad Bhagavatam Saptaha, pats viešpats su palydovais apsireikštų. Man teko dalyvauti Saptaha, Šrimad Bhagavatam Saptaha, bet aš nebemačiau Krišną su palydovais. Bet tai nereiškia, kad jie neteina. Nu, tikrai ateina. Kitas klausimas, ar tu matai, bet faktas, kad jie ateina. Ir kadangi jie apsireiškia, visi patiria apsivalymą. Tai va, dar sutikrinau su Gurudevu šitą pasakymą. Paprašiau, kad paaiškintų, ką reiškia va tas Krišnos palaiminimas, kad ten, kur bus skaitoma Šrimad Bhagavatam, nesvarbu kur ir kada, kad viešpats su savo palydovais ateis. Sakau, ką tai reiškia? Kodėl aš, pavyzdžiui, nemačiau ir per Bhagavatam. Jis sako, visą laiką apsireiškia Krišna su palydovais per Šrimad Bhagavatam, bet tie, kas yra su materialiom akim, jie nemato to, bet sako, visą laiką ateina. Nu, kažkiek pabūna ir išeina, bet sako, tai yra duotas palaiminimas ir jisai veikia. Tai va, po to paklausiau, ką reiškia, va, kaip ir įrašė minėjau, kad šitas, kaip Šukadeva Gosvami sako, kad šitas nektaras Bhagavatam, pokalbė apie Bhagavatam, nėra prieinamas danguje, Satyalokoje, Kailashe ir Vaikuntoje. Sakau, ką tai reiškia? Nesakau, girdėjau, kad aukštutinėse planetarinėse sistemose yra dar daugiau tų Šrimad Bhagavatam knygų. Tai mokytas atsakė taip, kad Svarga lokoje dominuoja materialaus pasitenkinimo nuotaika. Dėl to ten to nektaro negali patirti. Ir dėl to, aišku, ir Šukadeva Gosvamis neleido pusdieviam, kaip perspasakoja Šrimad Bhagavatam Maharadža Parikšitui, jisai neleido pusdieviam dalyvauti. Šrimad Bhagavatam, nors pusdieviai jam siūlė nemirtingumo nektarą, tai tą skystį, tą, kaip pasakyti, gėrimą, eliksyrą, kurį išgėrus gyvenimas prasitęsė ten 1000 metų. Tai jie norėjo taip sugundyti, kad Maharadža Parikšitui išgelbėt gyvybę ar dar kažką. Šukadeva Gosvami sako, čia yra, ką jūs siūlot šukės, o norit iš manęs ten deimantų ar brangakmenį ir auksą. Sako, čia stiklo šukės nekeičiama. Sako, tai tas pats, kas Šrimad Bhagavatam, tai prilygsta, kaip sakyt, brangakmenim, jūs siūlot kažkokias tai stiklo šukės. Kažkas tokio. Jis supyko, jį neleido pusdieviam dalyvauti, nepriėmė to verslo santykio, sakyt. Tai Satyalokoje nevyksta tų Šrimad Bhagavatam saptahų,
ir ten yra kita bhava, tai yra materialaus pasitenkinimo bhava. O Satyalokui, kur yra Brahma, ir Vaikunta lokui, ten yra garbinamas Lakšmi Narayana. Ten yra kita bhava. Šrimad Bhagavatam yra labai daug kalbama apie Krišną, taip, apie dvirankę formą, ten ir kitos nuotaikos yra, ten liečiamos ir tėviška nuotaika, ir draugiška nuotaika, ir santuokinė nuotaika. Visas Šrimad Bhagavatam eina per kitokią nuotaiką, nors ir Šrimad Bhagavatam kalba apie visokias višnų pavydalus, bet vis tiek viskas eina per, čia pasakyti, per kitą nuotaiką, ne per kaip Vaikunta lokoje dominuoja pagarbos, dievo baimingumo, oficialios tarnystės nuotaika, ne. Ir Šrimad Bhagavatam ta pati karūna, tai yra 10 giesmė, tai išskirtinai kalba apie ne Narayaną, o dvirankę formą Šiamasundaras. Netgi Brihad Bhagavatamritoje, kai paprašoma, kaip Gopi Kumaras keliavo, tai jisai bandė elgtis Vaikunta lokoje su Narayana draugiškai, tai tarsi piemenukas būtų palei savo santykį, tai nieks nesuprato, iškart sudrausmino, kad čia yra įžeidimas. Tai jie nieko daug nežinojo Vaikunta lokoje apie Goloką Vrindavaną, apie dvirankės formas Krišnos, apie tos santykius, jie mąstė, kad čia tai, ką jie turi, yra aukščiausia. Tai tam, kad nedrumsti tos nuotaikos, pats Narayana nukreipė tą Gopą Kumarą keliauti į Goloką Vrindavaną pas dvirankę Krišnos formą. Tai va dėl to Satyalokui ten irgi Brahma, jis irgi garbina, reiškia, Brahma garbina Narayaną, dievo baimingoj nuotaikoj. Ir Vaikunta lokai šito Bhagavatam Saptaha jinai yra, nevykdoma. Nors aišku, čia irgi būtų prieštaravimas, kad kai Gokarna ir Dundukaris, o kai Gokarna papasakoja Šrimad Bhagavatam, tai atskrido iš Vaikunta lokos erdvėlaivis paėmė tą, kaip pasakyta, žmonės, kurie klausė, bet vis dėlto ta Saptaha vyko ne Vaikuntoje, o čia žemėje. Taip. Kailašas, tai Kailaša yra Šivos buveinė, ten vėlgi yra nuotaika kita. Šiva irgi medituoja į Sankaršaną, į kitokią formą, viešpatės kitokioj nuotaikoj. Kaip pasakyti, tarnystės nuotaikoje. Tai va Šrimad Bhagavatam yra, kadangi liečia tos slaptingos Krišno žaidimus, ir raso šokė prašo, ir gopių giesmės yra, madurė rastas aukštos dalykus, jin vyksta tik tai žemėje. Ir žemėje yra va šitas palaiminimas, kad tie, kas klauso Šrimad Bhagavatam, tie gauna bhaktį į širdį. Tai va dabar yra išbaigti klausimais, atsakymais ir liks tik tais 6 skyriaus gabaliukas, kuriame bus labai įdomiai pasakojama, kada buvo šitie įvykiai įvykę. Ir taip mes užbaigsim Šrimad Bhagavatam Mahatmę ir pereisime prie Šrimad Bhagavatam skaitimo. Lietuviško su šlokom, su sanskrito tekstais ir su lietuvišku vertimu skaitimu. Jai Shri Radhe.